Prasidėjus vasarai vis daugiau panevėžiečių renkasi savo laisvalaikį praleisti gamtoje ar mieste. Klausėme panevėžiečių, ar jiems užtenka vietų, kur galėtų praleisti laisvalaikį ir kokios vietos yra jų mėgstamiausios. Kur dažniausiai renkatės praleisti laisvalaikį Panevėžyje? Panevėžys, tai čia centre. Kodėl? Su vaikais yra daug pramogų vaikam. Gera pabūti tikrai. Darbe. Laisvalaikį. Parke. Tai Senvagės, Kodėl? nes ten graži vieta. Centre. Kaip dabar. Kodėl? Tokią akimirką laiko turim, tai vat ir šiandien būnam čia. Mažai kur išeinam. Kodėl? Darbas. Oi, dabar reikia pagalvoti. Šiaip centre kažkur pasivaikštum Senvagiai. Kavinėse kokiose. Čia prie upės. Kodėl? Ar todėl, kad tai arčiausia. Ar netrūksta vietų, kur būtų galima praleisti laisvalaikį? Panevėžys šiaip, gal galvom su žmonėm kalbėjom, kad trūksta iš tikrųjų, kur ledų pavalgyti Panevėžy. Centre trūksta tokio geros vietos skanų ledų. Taigi tiesiog susigalvojam, vasara tam ir yra. Nu, kiek žinau, tai tikrai ne. Gal ir trūktų. Kokių norėtųsi? Kokiu čia norėtųsi dabar? Nu galvoju, kažko galbūt tokio linksmiau vakare, kad ilgiau dirbtų. Nu, tokia jaunimui labiau. Paprasme, kad kažkur tai... Nu, šiaip kaip ir yra, ten turim tokią gražią vietą prie Senvagės su vaizdu. Bet kažkur dar galėtų būti daugiau. Trūksta net labai. Kokių norėtųsi daugiau? Nu, norėtųsi, kad būtų sutvarkytas Skaistakalnis. Būtų galima geriau tada. O šiaip tai, daugiau tai pas mus ir nėra labai kam nors.